diena. Labą dieną. A mūsų laukia. Taip. Atėjom ieškoti. Ką jūs čia veikėt vienas pats? Gaudo jūs. Šaudot jūs? Saugot, kad nepataikytų. Užmigo žemė, medžiai nemetė lapus. Diena trumpėja, stūgauja judės, lietus kapoja vasaros takus. Tu negirdėjai, ką man sakė širdėliai, tu nežinojai, ką man šniokštės lietus. Manam pasaulį tu gyventi nesuspėjai, bet kalėdas kaip paukštės sparnų krentu. Tu negirdėjai, ką man sakė širdėliai, tu nežinojai, ką man šniokštės lietus. Manam pasaulį tu gyventi nesuspėjai, bet kalėdas kaip paukštės sparnų krentu. Aš noriu rankomis nustumti abejones, bet atsitrenkus į langą suprantu, kad negirdėjai, ką man sakė širdėliai. Tu nežinojai, ką man šniokštės lietus. Manam pasaulį tu gyventi nesuspėjai, bet kalėdas kaip paukštės sparnų krentu. Tu negirdėjai, ką man sakė širdėliai, tu nežinojai, ką man šniokštės lietus. Manam pasaulį tu gyventi nesuspėjai, bet kalėdas kaip paukštės sparnų krentu. Užmigo žemė, medžiai nemetė lapus. Diena trumpėja, stūgauja judės, lietus kapoja vasaros takus. Tu negirdėjai, ką man sakė širdėliai, tu nežinojai, ką man šniokštės lietus. Manam pasaulį tu gyventi nesuspėjai, bet kalėdas kaip paukštės sparnų krentu. Tu
sparnų kremtų. Aš noriu rankomis nustumti abejones, bet atsitrenkus į langą suprantu, kad negirdėjai, ką man sakė širdžiai. Tu nežinojai, ką man šniokštė tas lietus. Manam pasaulį gyventi nesuspėjai, bet neras kaip paukštelis sparnų krentu. Tu negirdėjai, ką man sakė širdžiai. Tu nežinojai, ką man šniokštė tas lietus. Manam pasaulį gyventi nesuspėjai, bet neras kaip paukštelis sparnų krentu. Diena trumpės, tūluoja judės, lietus kapoja vasaros takus. Tu negirdėjai, ką man sakė širdžiai. Tu nežinojai, ką man šniokštė tas lietus. Manam pasaulį gyventi nesuspėjai, bet neras kaip paukštelis sparnų krentu. Tu negirdėjai, ką man sakė širdžiai. Tu nežinojai, ką man šniokštė tas lietus. Manam pasaulį gyventi nesuspėjai, bet neras kaip paukštelis sparnų krentu. Blogai sekėsi mane išlaikyti kaip studentas dieninių studijų. Bulgarijoje. Ir aš iš draugų sužinojau, kad galima į Aliaskas nuskristi ir užsidirbti pinigų tokiam kurorte, nes ten prie nacionalinio parko yra padarytas kurortas turistams ir ten samdo studentus, nes vis tiek yra ir tų amerikiečių ten, kur atskrenda dirbti. Ten turėjom vieną ten supervisorį, ten kaip ten vadinasi šitą, kurie jau reguliuoja, kur kas dirbs. Jo, tai jinai kasmet išpardavinėja viską, ką turi,
kad nuvažiuotų į Aliaską užsidirbti vėl iš naujo. Ir tada po 2 mėnesių aš ten mane įdarbino valgykloje, turėjau indus plaut. Ir tada susipažinau su savo žmoną ir lietuvė yra. Tai pirmiausiai atvažiavau 2 savaitės į Bulgariją, tada aš atvažiavau į svečius į Lietuvą ir taip ir neišvažiavau. O į Lietuvą kur? Iš Šilutės? Ne, žmona yra iš Kėdainių. Aš Kėdainiuose gyvenau, kol buvau studentas. Studijavau aplinkotyrą, ekologiją ir aplinkotyrą Vytauto Didžiojo universitete. Va, krankliai skrenda virš mūsų prie to pačio. Kranklis. Grupės vėjo jėgainės turi savo tašką, kur darom paiešką dėl užmuštų nuo vėjo jėgainės paukščių. Ir šikšnosparnių žūsta. Dabar praeitą savaitę radom prie vieno jėgainės, tai buvo šitas mažas erelis Reiksnis iš Raudonosios knygos buvo užmuštas. Nes jie visi plėšrieji paukščiai naudoja tos šiltos oro srovės, kur kyla virš jėgainės. Ir jie pamato, kad ten tas oras kyla ir tada nuskrenda ir pradeda suktis aplink jėgainės. Ir jie negali paskaičiuoti, kad atrodo tas rotorius ten sukasi lėtai, bet iš tikrųjų tas kampinis pagreitis yra labai didelis, virš 100 km per valandą sukinėjęs šitą veiklą. Ir kol kas, čia pirmas toks plėšrusis paukštis, kur radom per 3 savaitės, o daugiausia randam šikšnosparnius, nes jie irgi transliuoja tą savo infragarsą, kad orientuotųsi, o tas rotorius taip suka, tai pameta tas palenda po sparnu ir nukirta. Tai žodžiu, jūs kiekvieną rytą turit... Taip, dabar 22 dienos liko, reikia padaryti tą apskaitą. Iki spalio pabaigos reikia. Nuo pavasario? Ne, dabar čia tik rudens, paskui pavasarį bus daugiau, bus 6 valandas ir 4 valandas vakare. Nu, gaunas kažkaip. Užstojame šviesą.